Šalia kūno tarp narų įrangos Turekas pastebi ant uolos atbrailos gulintį fotoaparatą 91 metrų žemiau vandens lygio. Mėlynoji skylė Dahade Egipte yra daugiau nei 100 metrų gylio smegduobė. Garsus Arka, kuri 56 metrų gylyje jungia jį su Raudonąja jūra, čia yra 26 metrų ilgio tunelis, jungiantis Mėlynąją skylę su Raudonąja jūra, vadinamas Arka. Nardytojai apibūdina kvapą gniaužiantį įspūdį kaip stovėjimą povandeninėje katedroje. Tačiau jis taip pat turi kitą, beveik biblinį pravardę, kurią užsitarnavo per metus – nardytojų kapinės. Gyvybių prarastų Mėlynojoje skylėje skaičius nėra paslaptis. Yra lentelių ir ženklų skirtų pagerbti beveik 200 nardytojų, kurie nebegrįžo gyvi. Net labai patyrę, gerai apmokyti narai sugebėjo prarasti gyvybės šiose kapinėse. Dėl neįtikėtino gylio, lengvo prieinamumo ir kontroliuojamos aplinkos be vandenyno srovių, tai puiki vieta laisvojo nardymo rekordų bandymams, tačiau kai siekiama peržengti ribas, pavojai neišvengiami. 2017 metais saugos naras prarado gyvybę, kai laisvojo nardymo pasaulio rekordininkė Aleisija Zakinė bandė perplaukti Arką vienu įkvėpimu. Ji pakeliui prarado orientaciją. Ir Stevenas Keenanas, 39 metų naras iš Dublino, vienas iš labiausiai patyrusių narų šioje srityje, atplaukė jai į pagalbą ir išgelbėjo ją. Tačiau gelbėjimo metu jis prarado sąmonę ir nuskendo. Mėlynoji skylė vilioja įvairios patirties ir kvalifikacijos narus. Gražios gamtos formacijos, jungiančios atvirą vandenyną su uždara aplinka, sukuria saugumo ir jaudulio jausmą. Tačiau būtent ši plona riba ją pastumia prie pat ribos ir mus traukia tas kraštas. Ekspertai nesutarė, ar ši vieta nusipelno savo šiurpios reputacijos. Aukų skaičius didelis, bet jei laikysitės savo pasirengimo ir patirties ribų, viskas bus gerai. Arka, esanti 56 metrų gylyje, yra visiškai už daugelio žmonių ribų ir beveik ties riba net profesionaliems laisviesiems narams. Tas gylis taip pat yra šiek tiek už ribos daugumai mėgėjų narų su akvalangu. Ir tik labai ribota žmonių grupė turi reikiamą pasirengimą, patirtį ir įrangą, kad galėtų nerti į 100 metrų gylio smegduobės dugną. Daugumai nardytojų su vamzdeliu, laisvųjų nardytojų ir narų su akvalangu yra įdomių objektų, kuriuos galima tyrinėti jų patirties ir komforto ribose. Paviršiuje esantis balnas, kur vandenynas įteka į smegduobę, yra 6 metrų gylio, todėl jis puikiai tinka nardymui su vamzdeliu, pakankamai gilus, kad būtų galima panerti ir tyrinėti. Yra vieta vadinama L-Bell arba The Bells, kuri leidžiasi iki 26 metrų gylio, o tada per trumpą arką veda į vandenyną. Vėlgi, tai yra rekreaciniams narams leidžiamose ribose, o laisvieji nardytojai gali leistis žemyn Blue Hole viduje palei nusileidimo lyną, kad išbandytų savo asmeninius gylio limitus. Tačiau daugumai narų tikroji meka yra Arka 56 metrų gylyje, kuri jau yra už daugumos narų leidžiamų ribų. Aš vis kalbu apie ribas ir tai nėra atsitiktinai sugalvoti skaičiai. Yra 3 ribos, kurias reikia suprasti šioje istorijoje. Laikas, gylis ir dujos. Dauguma pramoginių nardymo su akvalangu narų kvėpuoja oru, kuris paprastumo dėliai paviršiuje sudaro 20% deguonies ir 80% azoto. Šis mišinys mums kvėpuoti yra tobulas. Mums reikia deguonies, bet ne per daug, o mūsų kūnuose, audiniuose yra azoto dujų. Bet jei nusileisime į 10 metrų gylį ir kvėpuosime suslėgtų orų, tai bus tarsi kvėpuotume dvigubai daugiau deguonies ir azoto. Mūsų kūnas įsisavina azotą ir mes galime pakęsti šiek tiek daugiau deguonies iki tam tikros ribos. 50 metrų gylyje kvėpuojant oru, tai prilygsta kvėpavimui 100% deguonimi. Mes galime tai pakęsti tam tikrą laiką, bet ne jei leisimės daug giliau. Iš tikrųjų, absoliuti kvėpavimo orų riba, kalbant apie deguonį, yra tarp 60 ir 70 metrų. Giliau jau nebegalima. Ir pradedi patirti traukulius, o tada miršti. Tačiau yra ir kitų ribų susijusių su azotu. Leidžiantis tavo kūnas lėtai sugeria azotą, bet kylant į viršų, jis turi tą azotą pašalinti. Taigi yra gylio ir laiko ribos. Kuo daugiau laiko praleidi arba kuo giliau panyri,
tuo daugiau azoto tavo kūnas sugeria ir tuo daugiau laiko reikia jam pašalinti. Rekreaciniams narams, kvėpuojantiems oru, gylio riba yra 40 metrų, kad nepriartėtum prie deguonies toksiškumo ribos, o 40 metrų gylyje turi tik 9 minutės prieš pradėdamas kilti į paviršių. Jei praleidi ten ilgiau nei tiek, turi pradėti daryti dekompresijos sustojimus, kad azotui būtų laiko pasišalinti, bet tave taip pat ima veikti azotas. Narkozė apie 30 metrų gylyje – tai narkotinis poveikis, kurį azotas daro tavo kūnui. Kuo giliau leidėsi, tuo labiau jautiesi apsvaigęs. Kai kurie žmonės tai pakelia geriau nei kiti. Tam tikrame gylyje visi jaučia apsvaigimą. Azoto narkozė praeina kylant į viršų taip pat greitai, kaip ir atsiranda leidžiantis žemyn. Visą tai darant prielaidą, kad turite pakankamai oro balionų, kad galėtumėte atlikti nardymą. Nes giliai įkvėpėte daugiau suslėgto oro nei paviršiuje, jis tiesiog suspaustas į mažesnę erdvę. Mėlynosios skylės arka, esanti 56 metrų gylyje, iš tikrųjų yra už saugios ribos, tačiau techniškai tai įmanoma padaryti. Tai nėra taip gilu kaip 60-70 metrų, kai pasireiškia deguonies toksinis poveikis. Jei manote, kad galite pakelti azoto narkozę, tuomet galbūt jaučiatės patogiai tokiame gylyje. Dauguma nardymo kompiuterių turi dekompresinio nardymo modelį, todėl jei viršysite savo ribas, jie parodys, kur reikia daryti dekompresijos sustojimus. Ir jei esate patyręs naras, kuris yra ramus ir susikaupęs, tikriausiai nekvėpuojate taip greitai kaip nepatyręs naras. Taigi galbūt vienos oro talpos užtektų nardymui, jei viskas vyktų pagal planą. 2000 metų balandį Rusijos ir Izraelio kilmės nardymo instruktorius Jurijus Lipskis, kuriam buvo 22 metai kaip patyręs ir atsakingas instruktorius, apsilanko mėlynojoje skylėje. Jis kalbasi su keliais vietiniais narais, kad pasidalytų savo planais ir gautų vietinių žinių apie arką. Vienas iš šių narų yra Tarikas Omaras, patyręs techninis naras, kuris mėlynojoje skylėje nardo nuo 1992 metų ir po 8 metų nardymo šioje vietoje ją labai gerai pažįsta. Tarikas pasako Jurijui, kad prieš nardant per arką jam reikia 2 savaičių techninio nardymo mokymų. Pramoginiai narai visada gali tiesiogiai pakilti į paviršių be dekompresinių sustojimų. Tačiau oloje ar arkoje taip paprastai į paviršių nepakilsi, o 56 metrų gylyje vienas oro balionas nėra tinkamas pasirinkimas. Techniniai narai yra apmokyti planuoti skirtingus gylius, kuriuos jie pasiekia nardymo metu. Jie yra įgudę naudotis papildomą įrangą ir balionais, kurių reikia saugiam nardymui. Jie yra apmokyti sumažinti deguonies procentą gilesnėse dalyse ir pakeisti azotą heliu, kad sumažintų azoto poveikį. Narkozės tyrimai keičia leistinų ribų diapazoną. Kaip techninio nardymo instruktorius, Tarikas supranta šias ribas. Jis taip pat žino, ką reiškia ignoruoti tas ribas. Jo pravardė yra kaulų rinkėjas. Kadangi jis yra vienas iš nedaugelio narų, kurie yra pakankamai apmokyti ir patyrę, kad pasiektų 100 metrų gylio smegduobės dugną, jam teko niūri užduotis iškelti nuskendusių narų kūnus. Tų, kurie nesuprato tų ribų arba tiesiog manė, kad žino geriau. Jurijus supranta, kad šios kelionės metu jis neturi pakankamai laiko baigti 2 savaitės trunkančius mokymus su vienu iš vietinių techninių narų. Balandžio 28 dieną Jurijus vyksta į nardymo vietą, susiruošia savo nardymo įrangą ir pritvirtina kamerą prie galvos, kad nufilmuotų savo nėrimą. Kitą dieną Jurijus turi skristi namo, todėl tai yra paskutinė jo galimybė nerti į Blue Hole. Mes tiksliai nežinome, kokie yra jo ketinimai. Kai kurie vietiniai ir labiau patyrę narai sakė, kad Jurijus su jais kalbėjo apie nėrimą iki 56 metrų, kad pamatytų arką. Nardymas per arką su vienu 12 litrų balionu pripildytų oro jau buvo atliktas anksčiau. Tačiau tai yra absoliuti techninių galimybių riba ir beveik nėra jokios vietos klaidoms. Vietiniai nardymo meistrai jam pasakė, kad jie jo nenuves prie arkos be tinkamo pasirengimo ir įrangos. Kiti narai sakė, kad jis planavo atlikti vadinamai bounce dive, nusileisti kuo giliau, kad pasiektų naują asmeninį rekordą, o tada iškilti į paviršių.
Jurijus užsideda savo 12 kg svorio diržą ir BCD arba plūdrumo kontrolės įtaisą, pripučiamą liemenę, kuri leidžia jam reguliuoti savo plūdrumą ir išlaikyti norimą nardymo gylį. Jurijus yra jaunas instruktorius, todėl tikėtina, kad jis neturi pakankamai pinigų naujai įrangai įsigyti ir gali būti, kad jo BCD yra naudotas. Po daugybės nerimų nežinau, kokios būklės yra jo BCD. Svoris nuo jo diržo suteiktų jam neigiamą plūdrumą ir jis nuskęstų į smegduobės dugną 100 metrų žemiau vandens lygio. 12 kg švino jo svorio dirže galbūt yra šiek tiek per daug. Bet kaip nardymo instruktorius įsivaizduoju, kad jis žino, kaip apskaičiuoti tinkamą kiekį. Dabar yra vaizdo įrašas iš Jurijaus galvos kameros. Jei jaučiatės patogiai žiūrėdami jį, nuorodą paliksiu aprašyme. Tai nėra malonu ir aš nesiūlau jums jo žiūrėti. Tačiau aš paimsiu keletą ištraukų ir pabandysiu paaiškinti, kas mano manimu galėjo nutikti. Tačiau tai senas vaizdo įrašas ir daug kas yra neryšku, todėl sunku interpretuoti ir mes nežinome, ką Jurijus iš tikrųjų planavo. Mes žinome, kad jis norėjo pamatyti arką, bet mes nežinome, ar jis nusprendė nekreipti dėmesio į vietinius nardymo meistrus ir atlikti greitą įnėrimą. Arba jei jis turėjo omenyje ką nors kitą, kaip nardymo instruktorius, jis turėjo žinoti, kad nardyti vienam bloga idėja. Taigi nemanau, kad jis priema geriausius sprendimus. Vaizdo įrašas prasideda 17:02, o pirmosios 3 minutės rodo Jurijų tikrinantį savo kameros įrangą ir plaukiantį vandeniu, kol atsiduria virš giliausios vietos. Jo kvėpavimas yra tolygus ir ramus, kaip ir tikėtumėtės iš patyrusio narų. Maždaug 17:05 valandą jis pradeda leistis gana kontroliuojamų tempų, o 17:05:56 girdite, kaip jis ramiai, tolygiai įkvėpia oro. 17:06 valandą yra tylus garsas, kurį beveik galima interpretuoti kaip cyptelėjimą. Bet manau, kad tai Jurijus pradeda išlyginti spaudimą ausyse. Kartais girdžiu tą patį garsą, kai išlyginu spaudimą. Jo kvėpavimas vis dar ramus ir metodiškas. Ties 17:06 sekundę vėl girdite, kaip jis išlygina spaudimą. Yra ir kitų garsų, kurių nesuprantu, bet nemanau, kad jie svarbus. Jurijus į juos nereaguoja. Kai jis tęsia leidimąsi ties 17:06:25 sekundėmis, girdite, kaip jis naudoja savo pripūtimo įtaisą, kad pripūstų oro į savo BCD, sulėtintų leidimąsi ir kontroliuotų plūdrumą. Jo kvėpavimas ramus. Ties 17:07:38 sekundę Jurijus pripučia oro į savo BCD. Mano galva, neskaitant to, kad jis šį nerimą atlieka vienas, o tai nėra gera mintis. Jis kvėpuoja normaliai, sulygina slėgį ir kontroliuoja savo plūdrumą, tai rodo, kad jis blaiviai mąsto. Viena iš teorijų apie šį incidentą yra ta, kad Jurijus nusprendė nusižudyti, tačiau aš tuo netikiu. Jis kalbėjosi su kitais narais, bandydamas rasti ką nors, kas eitų su juo, kai jie atsisakė eiti. Jis nusprendė nerti vienas ir bando kontroliuoti savo nerimą. Jo kvėpavimas yra tolygus ir ritmingas, nechaotiškas ir sunkus. Tačiau per artimiausias 30 sekundžių šviesa akivaizdžiai pasikeičia, kai Jurijus leidžiasi giliau. O 17:08:08 jo kompiuteris pypteli. Tikėtina yra gylio signalas, kai Jurijus pasiekia 30 ar 40 metrų. Arba jis viršijo kompiuterio nardymo be dekompresijos ribą, o tai reiškia, kad Jurijui teks daryti dekompresijos sustojimus, kylant į paviršių. Ir Jurijus jau viršijo rekreacinio nardymo saugumo ribas, nes matomumas staigiai sumažėja. Vienintelis jo leidimosi greičio rodiklis yra pro kameros objektyvą judančios dalelės ir burbuliukai. Atrodo, kad jo leidimosi greitis didėja. Jei tai buvo 40 metrų gylio signalas, jam pasiekti prireikė 3 minučių. Praėjus 13 sekundžių 17:08:21 Jurijus atrodo atsitrenkė į siaurėjančios sienos kraštą ir manau, kad jis artėja prie dugno. Jis beveik minutę neįpūtė oro į savo BCD, vadinasi, jo leidimasis nebėra kontroliuojamas. Gali būti, kad jo BCD nesipučia ir jis tai žino, todėl jo ir nepučia, nes vis tiek neveikia. Tačiau jo kvėpavimas vis dar ramus ir tolygus, todėl manau, kad jis mano, jog vis dar kontroliuoja situaciją.
Turiu manyti, kad jis yra žemiau 30 ar 40 metrų, o tai yra maždaug ta gylio riba, kai naras pradeda jausti azoto narkozę. Kuo giliau jis leidžiasi, tuo labiau jaučia apsvaigimą ir tuo mažiau tikėtina, kad jis suvaldys nėrimą. Per mažiau nei 60 sekundžių Jurijus iš iliuzijos, kad viską kontroliuoja, pateko į pavojingą zoną. 17:08:30 pirmą kartą matome jo kompiuterį, kuris rodo, kad jo gylis yra 817 metrai. Praėjus mažiau nei 12 sekundžių matome jo kompiuterį beveik 10 metrų giliau, 898 metrų gylyje, o po kelių sekundžių jau 916 metrų žemiau vandens lygio. Šiame gylyje jis jau yra už ribos, kur žmonės pradeda patirti traukulius dėl deguonies toksinio poveikio. Ir jis tikrai patiria stiprią azoto narkozę. Per artimiausias kelias minutės, kol Jurijus ropoja Blue Hole dugnu, galima jausti, kad jis desperatiškai bando ištrūkti iš šios situacijos. Tačiau jo kvėpavimas vis dar gana tolygus. 17:09:01 valandą jis vėl naudoja savo galios plokšteles ant BCD, tačiau atrodo tai neduoda jokio rezultato. Jis tikrai nepradeda kilti, galbūt jis nepakankamai pripūtė oro arba yra problema su BCD. Šiuo momentu jis neturi pakankamai oro, kad galėtų grįžti į paviršių. Bet tai nesvarbu, nes jo smegenys tiesiog neveikia tinkamai. Dėl azoto narkozės ir deguonies toksikacijos jis net nepagalvoja nusimesti savo svorių diržo. Jis tiesiog ropoja dugnu keldamas nuosėdas ir desperatiškai bandydamas kažkur, bet kur nusigauti. Bet esu tikras, kad jis puikiai supranta, į kokį pragarą pateko. 17:09:19 jo kvėpavimas vis dar tolygus ir ramus, ir jis toliau kvėpuoja gana normaliai iki 17:11:03, kai jis nuima kamerą nuo galvos ir daugiau nebėra jokių kameros judesių. Kai kurie narai, kurie anksčiau tą dieną kalbėjosi su Jurijumi, pastebėjo, kad jis negrįžo. Pasiteiravę aplinkinių, jie sunerimsta, kad jis galėjo bandyti nerti pro arką ir kažkas nutiko. Todėl jie sukelia aliarmą. Turekas Omaras gauna niūrią užduotį ieškoti Jurijaus. Turekas tai žino. Štai kas nutinka narams, neturintiems tinkamo pasirengimo ir įrangos, ir būtent dėl to jis Jurijui sakė, kad reikia treniruotis 2 savaitės. Tarekas yra ištraukęs daugelio narų kūnus iš Blue Hole. Nusileisti lengva. Iššūkis yra sugrįžti gyvam. Jo planavimas ir naudojama įranga yra kur kas sudėtingesni nei Jurijaus. Turekas naudoja vieną dujų mišinį, kad nusileistų dalį kelio. Tada jis pereina prie dujų mišinio su mažesniu deguonies kiekiu, kad pašalintų deguonies toksiškumo poveikį. Ir jis dalį azoto pakeičia heliu, kad sumažintų azoto narkozės poveikį. Tai vadinama trimiksu, o deguonies, azoto ir helio procentai yra kruopščiai kontroliuojami. Kiekvienam gyliui, kurį pasiekia Turekas, jis turi kelis balionus. Kiekviename jų yra skirtingas mišinys, tarp kurių jis gali persijungti. Leisdamasis žemyn, o vėliau vėl kildamas su Jurijaus kūnu per nėrimą, kuriam nusileisti prireikia kelių minučių, Turekas suranda Jurijaus kūną ir jo kamerą. Tada jis praleidžia 3 valandas, grįždamas į paviršių, atlikdamas ilgus dekompresijos sustojimus. Kai Tarekas pasiekia paviršių, jis mato, kad Jurijaus BCD yra plyšęs. Pripučiama kamera, kuri reguliuoja jo plūdrumą, per artimiausias kelias dienas nelaiko oro. Tarekas perduoda įrangą Jurijaus mamai. Ji paprašo Tureko padėti jai išardyti komplektą ir apžiūrėti kamerą. Kartu. Jie žiūri Jurijaus nufilmuotą vaizdo įrašą. Šį vaizdo įrašą analizavo daugybė ekspertų. Yra daugybė galimų paaiškinimų ir yra klausimų, į kuriuos niekada nerasime atsakymų. 2 klausimai, kurie man labiausiai išsiskiria, yra, ar jis ketino nerti prie arkos, ar planavo sekliau nerti. Ir ar jo BCD plyšo, dėl ko jis pradėjo leistis žemyn. Ar jo BCD už kažko užsikabino, kai ropojo aplinkui. Mano nuomonė, paskutinėmis akimirkomis jis viso nėrimo metu atrodė ramus, o tai leidžia manyti, kad BCD neplyšo jam leidžiantis. Manau, jis jau kentėjo nuo azoto narkozės ir deguonies toksikacijos. Kai jis pasiekė dugną, manau, kad leidžiantis jo susikaupimas buvo sutrikęs ir jis nesuvokė, kokiame gylyje yra. Ir tada jis apačioje suplėšė BCD. Nesvarbu, ar tai buvo sprendimo klaida ar įrangos gedimas, kai jis pasiekė 90 metrų, jau buvo per vėlu.
Jis neturėjo pakankamai sąmoningumo numesti savo svorio diržą ir jam nebūtų užtekę oro atlikti 3 valandų dekompresijos sustojimų, kad galėtų grįžti į paviršių. Turekas sako, kad visada vėlėsis, jog Jurijaus mama pažiūrėjo savo sūnaus mirties vaizdo įrašą.